Atsakingas naudojimasis internetu – tai ne tik žinojimas, kas gali nutikti ne taip, bet ir gerų kasdienių įpročių formavimas. Kaip ir užrakinant lauko duris ar išjungiant viryklę, skaitmeninis saugumas geriausiai veikia, kai tampa rutina. Šiame vaizdo įraše pateiksime paprastą kasdienį kontrolinį sąrašą, kuris padės jums saugiai naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis. Pradėkite nuo savo prisijungimo įpročių. Kiekvieną dieną, kai naudojatės bankininkystės programėle ar apsiperkate internetu, būtinai prisijunkite naudodami saugų įrenginį. Geriausia – asmeninį į išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį. Venkite naudoti bendrus įrenginius bibliotekose, kavinėse ar viešose vietose finansinėms operacijoms atlikti. Visada atsijunkite, kai naudojatės bankininkystės ar mokėjimo programėlėmis. Net jei uždarote programėlę ar naršyklę, jūsų sesija vis tiek gali būti atidaryta. Atsijungimas užtikrina, kad niekas kitas negalės pasiekti jūsų paskyros, jei naudosis jūsų įrenginiu. Toliau, įsitikinkite, kad jūsų programėlės ir įrenginiai būtų atnaujinti. Programėlių atnaujinimai dažnai apima svarbius saugumo pataisymus. Patikrinkite telefono nustatymus ir įjunkite automatinį atnaujinimą, kad jūsų banko ir saugumo programėlės visada būtų apsaugotos su naujausiamis funkcijomis. Būkite atsargus su elektroniniais laiškais ir žinutėmis. Jei gavote pranešimą tariamai atsiųstą iš jūsų banko, kuriame prašoma slaptažodžio, asmeninės informacijos arba raginamas spustelėti keistą nuorodą, nedarykite to. Bankai niekada neprašo jautrių duomenų elektroniniu paštu ar SMS žinute. Kilus abejonių, skambinkite į savo banką numeriu nurodytų ant kortelės nugarėlės. Rinkite stiprius ir unikalius slaptažodžius. Jei kurį laiką nekeitėte slaptažodžio, skirkite tam laiko. Nenaudokite to paties slaptažodžio pakartotinai elektroniniam paštui ir banko sąskaitoms. Apsvarstykite galimybę naudoti patikimą slaptažodžių tvarkyklę, kad patikimai saugotumėte savo prisijungimo duomenis. Kiekvieną dieną greitai peržvelkite savo naujausias operacijas. Daugumoje bankininkystės programėlių rodomas jūsų naujausių mokėjimų sąrašas. Įpraskite tikrinti, ar nėra pirkinių ar mokėjimų, kurių neatpažįstate. Kuo anksčiau pastebite, kad kažkas negerai, tuo lengviau tai ištaisyti. Galiausiai stebėkite aplinką. Jei tvarkote bankininkystę viešoje erdvėje, saugokitės stebėtojų per petį. Žmonių, kurie gali žiūrėti jums per petį, kad pamatytų jūsų ekraną. Atlikite finansinės operacijas tik naudodami saugų VPN arba mobiliojo ryšio duomenis viešajame Wi-Fi tinkle. Rūpinimasis saugumu internete neturi kelti streso. Įsivaizduokite savo skaitmeninio saugumo kontrolinį sąrašą kaip dantų valymasi. Tai greita, paprasta ir kasdienė veikla. Šie įpročiai apsaugo jūsų pinigus, tapatybę ir ramybę. O dabar kviečiame jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias, atlikdami dirbtiniu intelektu paremtas praktinės užduotis. Pradėkime. Dėkojame, kad kartu su mumis laikotės savo kasdienio skaitmeninio saugumo kontrolinio sąrašo. Šie maži, reguliariai atliekami veiksmai labai padeda apsaugoti jūsų finansinę veiklą internete. Kitame ir paskutinėme vaizdo įraše kalbėsime apie tai, ką daryti, jei kas nors nutinka ne taip ir kaip veikti užtikrintai. Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.